Sveiki, aš esu Domas Sakavičius ir čia pateiksiu teorinę medžiagą ir uždavinių pavyzdžius temai 6.4 nesutaikomieji įvykiai ir jų savybė iš matematika tau plus vadovėlio. Pagal atnaujintas programas jums taip pat reikia susipažinti ir su sutaikomaisiais įvykiais, tada apie šios įvykius, nors ir nėra vadovėliai medžiagos, aš jūs su jais vis tiek supažindinsiu. Tai prieš pradedant reiktų apibrėžti neklasikinį tikimybinį bandymą. Šiandien bus uždavinių su juo susijusių. Tai neklasikinis tikimybinis bandymas yra tikimybinis bandymas, kurio visos baigtys nėra vienodai galimos. Na tai jeigu prisiminsit, kas yra klasikinis tikimybinis bandymas, klasikiniam primenu, visos baigtys yra vienodai galimos. Na tai pavyzdys neklasikinio būtų pavyzdžiui toks. Metama moneta, kurios viena pusė sunkesnė už kitą. Na ir tikimybė, kad moneta nusileis skaičiumi viršų yra 1/3, kad nusileis herbu į viršų yra 2/3. Tai šiuo atveju visų elementarių įvykių aibė, omega, yra sudaryta iš dviejų elementų. Tai yra skaičius ir yra herbas. Na, bet čia skiriasi nuo klasikinio tuo, kad nėra vienodai galima šitos baigtys. Sąlygoje pasakyta, kad tikimybė skaičiaus yra 1/3, o tikimybė herbo yra 2/3. Na, šiuo atveju tai nėra klasikinis tikimybinis bandymas. Šitą vietą, aišku, kaip ir visiems bandymam apskritai galioja ta pati savybė, kad vis tiek turi omega išsemti visas galimybės, ar ne? Ir suma visų tikimybių elementarių įvykių turi būti vis tiek vienetas. Dabar jau galim kalbėti apie mūsų šiandienos temą. Tai pirmiausia apibrėžkim, kas yra nesutaikomieji įvykiai. Tai du įvykius A ir B vadiname nesutaikomaisiais, jei neegzistuoja nė viena baigtis palanki abiems įvykiams. Na, kitaip sakant, jeigu abu įvykiai negali įvykti to pačio bandymo metu, arba per aibių kalbą pasakius, tai A sankirta su B yra tuščia aibė. Na ir nesutaikomiems įvykiams A ir B yra teisinga lygybė, kad tikimybė įvykio A arba B, dar kitaip jisai žymimas kaip A sąjunga su B, yra lygų P nuo A plus P nuo B. Kitaip sakant, tokio įvykio, kad A įvyko A arba B, tikimybė yra atskirų tų įvykių tikimybių suma. Na, šitą geometriškai galima taip įsivaizduoti. Jei aš turiu visą savo omega, ar ne, tai omegoj gyvena mūsų du įvykiai A ir B. Tai įvykis A, tarkim, gyvena čia, na ir įvykis B gyvena kažkur čia. Dabar tarp jų nieko bendro negali būti. Jie negali kirstis, ar ne, kadangi tai yra nesutaikomi įvykiai. Na tai jeigu aš noriu paskaičiuoti tikimybę, arba jeigu žiūrint į geometriškai paveiksliuką, tai plotą kokį? A sąjunga su B. Tai šitą ir šitą plotą kartu, tai manau akivaizdu, kad aš galiu tiesiog tuos plotus du atskirai sudėti ir ten jokių problemų daugiau neiškils. Jeigu tie du plotai persidengtų, na tada reiktų ten truputėlį pataisyti. Tai mes matysim tą skaičiavimą vėliau. Na pažiūrėkime į pavyzdį. Metamas standartinis šešiasienės žaidimo kauliukas ir užrašoma, kiek akučių atvirto. Apibrėžkime įvykius. A atvirto 2 akutės ir B atvirto nelyginis skaičius akučių. Na ir prašoma rasti tikimybę A sąjunga su B, vėlgi primenu A arba B, tai reiškia. Na tai šitoje vietoje galima omega užsirašyti. Vėl čia tas standartinis pavyzdys, čia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čia koduoju taip akutės iškritusios. Na, įvykis A atvirto 2 akutės ir įvykis B atvirto nelyginis skaičius akučių. Čia klausimas sutaikomi ir nesutaikomi įvykiai. Na, aišku, jie bus nesutaikomi. Jie būdų vienu metu negali įvykti. Jeigu iškrito 2 akutės, tai tikrai žinau, kad netvirto nelyginis skaičius akučių, ar ne? Nu ir atvirkščiai, jeigu atvirto nelyginis skaičius akučių žinau, tai tikrai negali būti, kad atvirto 2, kadangi 2 yra lyginis skaičius. Tai šiuo atveju A ir B nesutaikomi, todėl jeigu manęs prašo surasti tikimybę A sąjungą su B, tai aš panaudodamas tą formulę viršuje esančią galiu tiesiog tai skaičiuoti kaip tikimybių atskirų sumą, P nuo A plus P nuo B. Na, mūsų atveju įvykiui A palankios kokios baigtys? Įvykiui A palankios baigtys yra, viena baigtis, šiuo atveju tai yra 2 akutės, todėl tikimybė yra 1 dalinta iš 6, čia yra klasikinis tikimybinis bandymas. Na, įvykiui B palankios baigtys šiuo atveju yra 3, nelyginiai skaičiai yra 1, 3 ir 5. Tai šiuo atveju 3 šeštosios, na, toliau aritmetika jau lieka sudėti, suprastinti. Ir matau, kad tikimybė įvykio A arba B yra 2/3. Kitaip sakant, tikimybė, kad atvirs 2 akutės arba atvirs nelyginis skaičius akučių yra 2/3. Šitą aišku tiesiogiai galima spręsti, galima pažiūrėti, kas yra tas A sąjunga su B. Na, A sąjunga su B turbūt aišku, kad yra tie visi 4 skaičiai, kuriuos pažymėjau mėlynai arba raudonai. Na, tai tikimybė, kad iškris vienas iš jų yra, kadangi jie yra 4, tai yra 4/6.
Gerai, dabar pažiūrėkim, kas yra sutaikomieji įvykiai. Tai du įvykius A ir B vadinamas sutaikomiais, jei egzistuoja bent viena baigtis palankia abiems įvykiams. Tai yra, jeigu abu įvykiai gali įvykti to pačio bandymo metu, na arba vėl aibių kalba, A sankirta su B nėra tuščia aibė. Na ir sutaikomiems įvykiams, ir iš tikrųjų čia tai visiems įvykiams tai yra teisinga net ir nesutaikomiems, tuoj paaiškinsiu kodėl, yra teisinga lygybė. Tikimybė A arba B yra lygų tikimybei A sąjunga su B ir tai yra lygų tikimybei A plus tikimybei B ir va tas yra narys, kuris pataiso tą klaidą, kurią tuoj aptarsim, tai yra minus P A sankirta su B. Na ir kalbant apie tikimybės, tai sankirta reiškia ir. Tai čia yra tikimybė, kad įvyko įvykis A ir įvykis B. Dabar šitą formulę geometriškai galima įsivaizduoti taip. Vėl, tarkim, turim čia visą savo omegą. Na ir toje omegoje gyvena vėl du įvykiai A ir B, tik šiuo atveju jie yra sutaikomi. Kitaip sakant, egzistuoja bent jau viena baigtis jiems palankia abiem. Kitaip sakant, jeigu aš vaizduosiu viską geometriškai, tai tie, blynai turi kirstis. Tai šiuo atveju mano įvykis A, tarkim, čia. Įvykis B mano, tarkim, čia. Na, jeigu aš skaičiuoju tikimybę įvykio A arba B, tai man reikia ko? Man reikia ploto, žiūrint geometriškai ploto, va štai šito viso. Na, kaip aš jį galiu paskaičiuoti? Aišku, aš galiu paimti ir sudėti įvykio A tikimybę arba šitą plotą raudoną, ar ne? Su įvykio B tikimybę arba šitų mėlynų plotų. Bet iš karto matosi problema. Ta dalis esanti vidury buvo perskaičiuota vieną kartą papildomai. Aš ją pridėjau ir prie raudonos dalies, ir prie mėlynos dalies. Tai norint ištaisyti tą klaidą, savo perskaičiavimą, aš to ploto reikšmę, o to ploto reikšmę aš turiu vieną kartą atimti. O tas plotas, ar ne, tas įvykis, kuris ten yra, būtent ir yra A sankirta su B. Todėl aš sudedu atskirai tikimybės įvykio A ir įvykio B ir tada pataisydamas atimu įvykio A sankirta B tikimybę. Tai žiūrint geometriškai gaunu būtent tą plotą, kurio man reikia. Be jokių perskaičiavimų papildomų. Dabar aišku, šita formulė galioja ir nesutaikomiem įvykiam. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu grįšim į nesutaikomus įvykius, pagal apibrėžimą A sankirta su B yra tuščia aibė. Tai šiuo atveju A sankirta su B yra tuščia aibė, tai tikimybė, kad įvyks įvykis A sankirta su B yra 0. Tai šitoj vietoj, net jeigu aš čia pridėčiau tą narį P A sankirta su B, ta formulė vis tiek būtų teisinga. Nes čia tiesiog 0 būtų nesutaikomiem įvykiam. Gerai. Pažiūrėkime į pavyzdį. Metamas standartinis šešiasienės žaidimo kauliukas ir užrašoma kiek kaučiau tvirto. Tai pavyzdys toks pats, tik įvykiai kiti bus. Apibrėžkime įvykius A tvirto pirminis skaičius akučių ir B tvirto nelyginis skaičius akučių. Raskite A sąjungą su B. Dabar šitoje vietoje reiktų vėl nuspręsti pirmiausia, ar tai yra sutaikomi ar nesutaikomi įvykiai. Na, kitaip sakant, ar egzistuoja kažkoks akučių skaičius, kuris yra ir pirminis, ir nelyginis. Na, aišku, akivaizdu, kad yra, pavyzdžiui, 3 akutės. Šitas skaičius yra ir pirminis, ir nelyginis. Tai iš karto žinau, kad A ir B galiu iš karto pasirašyti, yra sutaikomi įvykiai. Reiškia, aš tikimybę skaičiuodamas A sąjungą su B, būtinai turėsiu sudėti A ir B tikimybės atskirai, bet atimt tikimybę A sankirtą su B. Na, pabandom kiekvieną dalį atskirai paskaičiuoti. Tai tikimybė įvykio A. Na, omega, jeigu norim, galim užsirašyti, ar ne? Aš gal, čia kur nuo aš neužrašysiu. Mano omega vėlgi tai yra tokia pati, 1, 2, 3, 4, 5 ir 6. Na, pirminiai skaičiai šiuo atveju iš jų yra 2, 3 ir 5. 2, 3 ir 5. Reiškia, man yra palankios 3 baigti šitam įvykiui, tai 3 dalinta iš 6 galimų, ar ne, yra 1 antroji. Na, tikimybė įvykio B. Įvykis B yra, kad iškrito nelyginis skaičius akučių. Na, tai nelyginiai skaičiai pas mane šitam eksperimente yra 1, 3 ir 5. Tai yra 3 galimos baigtys, reiškia tikimybė įvykio B irgi yra 3 šeštosios arba 1 antroji. Na, dabar klausimas, kas yra ta tikimybė, kad įvyko įvykis A sankirta su B, arba vėlgi primenu A ir B. A ir B vienu metu. Na, kad A ir B įvyktų vienu metu, tai man iškristų ir skaičius ir pirminis, ir nelyginis. Tai ir pirminių, ir nelyginių skaičių aš turiu kokių? Na, 2 yra pirminis, bet nėra nelyginis, 3 yra pirminis ir nelyginis, 5 yra pirminis ir nelyginis. Tai tam įvykiui A sankirta su B palankios baigtys yra 2, tai yra 3 ir 5.
Tai šiuo atveju tikimybė įvykio A sankirta su B yra 2/6 arba 1/3. Na ir dabar mes jau esam pasiruošę paskaičiuoti to įvykio A sąjunga su B tikimybę. Reiškia tikimybė A sąjunga su B yra lygu A tikimybė, kaip čia viršui parašęs, ar ne, A tikimybė 1/2, plus B tikimybė vėl 1/2, bet turiu atimti tą 1/3. Na tai čia aritmetika 1 minus 1/3 tai yra 2/3. Štai mano atsakymas. Reiškia tikimybė, kad atvirs pirminis skaičius arba nelyginis skaičius akučių yra 2/3. Galimas, aišku, ir kitas sprendimo būdas. Aš galiu tiesiog paimti ir išsirašyti, kas yra A sąjunga su B. Tai čia gal šone parašysiu. Na, A mano palankios baigtys įvykiui A yra kokios? Yra 2, 3 ir 5. O įvykiui B palankios baigtys nelyginiai skaičiai yra 1, 3 ir 5. Na tai imdamas šitų aibių sąjungą, aš matau, kad tai bus kas? Bus 1, 2, 3 ir 5. Nu tai 4 įvykiai palankūs iš 6 reiškia 4/6 arba 2/3. Galima ir taip spręsti. Šita formulė, aišku, yra patogi labai, kai kalbam apie neklasikinį tikimybinį bandymą. Tai tą pasižiūrėsim vėliau. Gerai, pereikim prie uždavinių. Tai pirmas uždavinys yra toks. Dėžėje yra raudoni, mėlyni ir žali rutuliukai. Tikimybė iš dėžės ištraukti atsitiktinai raudoną rutuliuką yra 1/6, žalia 1/3. Ir prašoma apskaičiuoti tikimybės, kad iš dėžės bus ištrauktas mėlynas rutuliukas pirmoje dalyje ir taip toliau. Tai šitoje vietoje jau turim neklasikinį tikimybinį bandymą, ar ne? Čia yra baigtys 3. Tos baigtys yra raudonas rutuliukas, mėlynas rutuliukas arba žalias rutuliukas. Tik pasakyta, aišku, kad tos baigtys nėra vienodai galimos. Šiuo atveju pasakyta, kad raudoną rutuliuką ištraukti aš turiu tikimybę 1/6. Ištrauk žalią rutuliuką turiu tikimybę 1/3. Na ir tada prašo apskaičiuoti pirmoje dalyje mėlyno rutuliuko tikimybę. Tai pirmą dalį aš galiu kaip apskaičiuoti. Vėl aš žinau tikimybių savybę. Visų elementarių įvykių tikimybių suma turi būti vienetas. Reiškia tikimybė raudono, tikimybė mėlyno ir tikimybė žalio. Suma tų tikimybių turi būti vienetas. Na tai mėlyna tikimybė aš galiu gauti kaip 1 minus ir atimti raudoną ir atimti žalę. Na tai čia turim skaičius 1 minus 1/6 minus 1/3. Tai čia aritmetika, kas čia bus 6 apačioj, 6 minus 1 minus 2. Tai 3/6, na arba nebetilps jau 1/2. Suprastinus. Reiškia tikimybė ištraukti mėlyną rutuliuką yra 1/2. Tai čia panaudoju vėlgi tą savybę, kad visų elementarių įvykių tikimybių suma yra vienetas. Toliau žiūrim į antrą dalį. Antra dalis prašo apskaičiuoti tikimybę, kad yra raudonas arba mėlynas rutuliukas ištrauktas. Tai šitoje vietoje manęs prašo tikimybę apskaičiuoti raudonas sąjunga mėlynas. Ar ne? Mėlynas arba raudonas. Na, klausimas, ar čia yra sutaikomi ir nesutaikomi įvykiai. Na, traukiu rutuliuką vieną iš dėžės. Dėžė yra raudoni, mėlyni, žali rutuliukai. Aišku, aš vienu traukimu ištraukti ir raudono, ir mėlyno negaliu. Reiškia, čia įvykiai yra nesutaikomi. Reiškia, šitą tikimybę aš galiu skaičiuoti kaip tiesiog P nuo M, tik nelygo plus P nuo R. Na, P nuo M aš turiu, ką tik apskaičiau, tai yra 1/2. P nuo R, arba tikimybė ištraukti raudoną yra 1/6. Čia vėlgi sudėsiu 4/6 arba suprastinus 2/3. Reiškia, tikimybė ištraukti raudoną arba mėlyną rutuliuką yra 2/3. Na, toliau žiūrėkime į trečią dalį. Trečioje dalyje prašo apskaičiuoti tikimybę, kad yra neraudonas rutuliukas ištrauktas. Tai šiuo atveju kalba eina apie priešingą įvykį. Priešingas įvykis raudonam, tai R su brūkšniu parašysiu. Na, tai pagal priešingų įvykių savybę aš žinau, kad tai yra tiesiog 1 minus tikimybė ištraukti raudoną rutuliuką. Reiškia 1 minus P nuo R. Na, P nuo R aš turiu. P nuo R yra 1/6. Reiškia 1 minus 1/6. Ir tai yra tiesiog 5/6. Reiškia, tikimybė iš tos dėžės ištraukti neraudoną rutuliuką, tai yra 5/6. Galėjau kitaip skaičiuoti. Neraudona reiškia mėlyną arba žalę mūsų kontekste, ar ne? Tai galėjau sudėti mėlyną ar žalę tikimybės. Galima patikrinti, gausim tą patį. Na ir ketvirta dalis, tikimybė, kad bus ištrauktas juodas rutuliukas. Na, juodų rutuliukų už to dėžėje apskritai nėra. Ar ne?
tarp elementarių baigčių tokios kaip juodas rutuliukas nėra, reiškia, čia tikimybė automatiškai yra tiesiog 0. Tai yra negalimasis įvykis. Na tai toks pavyzdys, gana paprastas. Dabar pereikime į kiek sunkesnį. Ir čia pagrindinis toks pavyzdys, kurį reiktų suprasti šitoj pamokoje. Tai jis yra toks. Iš 9 kortų atsitiktinai ištraukiama viena korta ir užrašoma, kokia korta ištraukta. Tai kortas, iš kurių renkamės, aišku, matot. Ar įvykiai A ir B sutaikomi ar nesutaikomi. Ir prašo apskaičiuoti tikimybę A sąjungą su B. Na tai žiūrėkime į pirmą dalį. Pirma dalis yra A ištrauktas dvejetas, B ištrauktas vienas. Tai pirmiausia reiktų atsakyti savo į klausimą, ar čia yra sutaikomi ar nesutaikomi įvykiai, nes nuo to priklausys mūsų strategija skaičiavimo tos tikimybės, kurios prašo. Na, sutaikomi ir nesutaikomi, ką reiškia? Reiškia, ar egzistuoja baigtys, bent viena baigtis tiksliau, kur yra korta ir dvejetas, ir vienas. Na, jeigu peržiūrėsim visas kortas, čia dvejetas, bet ne vienas, dvejetas, bet ne vienas, čia nei tas, čia vienas, bet ne dvejetas, ar ne? Čia vėl dvejetas, bet ne vienas. Aš matau, kad tarp tų kortų nėra nei vienos, kuri būtų ir dvejetas, ir vienas. Kitaip sakant, tie įvykiai yra nesutaikomi, jie negali įvykti vienu metu. Aišku, vėl tai kalba eina apie būtent šitą bandymą. Jei aš traukiu iš visos kortų kaladės, aišku, yra tokia korta kaip dvejetas vynų, ar ne? Tai šiuo atveju tokie įvykiai būtų sutaikomi. Čia viskas priklauso nuo bandymo, kurį jūs vykdot. Šito bandymo ribose galiu parašyti, nežinau kodėl raudona, galiu parašyti, kad A ir B yra nesutaikomi įvykiai. Yra nesutaikomi įvykiai. Negali įvykti kartu. Gerai. Reiškia, mūsų strategija skaičiavimo tikimybės bus tiesiog išskaidyti į sumą atskirai P nuo A ir P nuo B ir viskas. Tai tikimybė A sąjunga su B bus tiesiog reiškia tikimybė A plus tikimybė B. Na tai čia reiktų paskaičiuoti tiesiog palankius įvykius kiekvienam įvykiui. Tai šiuo atveju įvykiai A palankus elementariai įvykiai kokie būtų. Na, ištrauktas dvejetas, aš matau yra 1, 2, 3 kortos, kur yra dvejetai. Reiškia, 3 baigtys iš 9 man tinka. Tai tikimybė įvykio A yra 3/9. Plius tikimybė įvykio B, dabar įvykis B yra, kad ištrauktas vienas. Na, šiuo atveju vienas yra, kiek matau, tarp kortų tik vienas. Tai yra vienų septynetas. Tai šiuo atveju yra viena galima baigtis iš 9, kuri man tinka. Reiškia 1/9 pridedu, na ir sudėjęs gaunu 4/9. Reiškia tikimybė įvykio A arba B yra 4/9. Ištraukt iš tų kortų, ištraukt dvejetą arba vyną yra 4/9. Tikimybė. Žiūrėkime į antrą. Antras uždavinys. Įvykis A yra ištraukta raudona korta, B yra ištrauktas penketas. Na tai vėl, pirmiausia klausimas yra, ar tai yra sutaikomi ar nesutaikomi. Ar gali įvykti kartu ar negali. Na tai, kad atsakyti iš to klausimą, reikia ieškoti raudonų penketų. Klausimas, tokių yra ar nėra. Na, peržiūrėjęs kortas, štai čia aš matau raudoną penketą. Reiškia, šitie du įvykiai gali įvykti vienu metu, ar ne? Aš jeigu ištrauksiu širdžių penketą, tai įvykis A, kad ištraukta raudona korta bus patenkintas, jis įvyks. Ir įvykis B, kad ištrauktas penketas irgi įvyks. Reiškia, iš karto rašau, kad A ir B yra sutaikomi įvykiai. Gerai. Tada mūsų strategija skaičiavimo tikimybės A sąjunga su B, aišku, bus sudėti tikimybės atskirai A ir B, bet atimt dar tikimybę sankirtos jų. Reiškia, aš naudosiu formulę A sąjunga su B, tikimybė A sąjunga su B lygu tikimybė A plus tikimybė B minus tikimybė A sankirta B. Na, pabandykim kiekvieną dalį atskirai įsiaiškinti. Tai dabar, jeigu ištraukta raudona korta, na, tai reikia paskaičiuoti, kiek iš tų baigčių man tinka. Tai raudonų kortų aš matau. Raudoną gal apibrėšiu 1 kortą, 2 kortas, 3 kortas, 4, 5 ir 6. Reiškia, yra 6 elementariai įvykiai 6, ar ne, kurie man tinka iš 9. Reiškia, šitoj vietoj tikimybė įvykio A yra 6/9. Žiūrint įvykį B, įvykis B yra, kad yra ištrauktas penketas, na, klausimas, kiek tų penketų yra. Tai čia žiūrint per kortas, aš matau 1 penketą, matau ir 2 penketą. Daugiau penketų nėra, yra 2 palankus įvykiai. Reiškia, tikimybė įvykio B yra 2/9.
Na ir aš tada turiu atimti tikimybę įvykio A sankirtą su B, arba dar kartelį primenu, tikimybę įvykio A ir B. Tai A ir B įvyks kada? Tada, kai bus ištrauktas raudonas penketas. Tai raudonų penketų tarp mūsų kortų aš matau vieną vienintelį, štai šitą. Reiškia, šitam įvykiui yra palankios baigtys, viena palanki baigtis, ar ne? Reiškia, to įvykio tikimybė yra 1/9. Na ir čia atlikus aritmetiką aš gaunu 6 plus 2 yra 8, minus 1 7. 7/9. Reiškia, ištraukti raudoną kortą arba penketą yra tikimybė 7/9 mūsų kontekste. Galima, aišku, ir kitaip galvoti. Galima tiesiog skaičiuoti, kiek yra raudonų kortų arba penketų. Na tai iš eilės einant raudona, raudona ir penketas, raudona, raudona, penketas, raudona, raudona. Aš matau, kad aš būtent ir apibraukiu 7 kartas. Galim ir taip daryti. Taip, žiūrim tada į trečią dalį. Trečia dalis, įvykis A yra, kad ištraukta širdis, B, kad ištrauktas pirminis skaičius. Tai vėl, atsakyti klausimą, ar tai yra sutaikomi ir nesutaikomi įvykiai. Man pirmiausia reikia įsiaiškinti, ar yra širdžių, kur yra pirminis skaičius. Na tai žiūrim iš eilės. Čia yra širdis ir dvejetas yra pirminis skaičius. Tai aš iš karto jau radau širdį, kur yra pirminis skaičius, tai šitoje vietoje jau galiu sustoti ieškoti, tai yra sutaikomi įvykiai. Bent jau vienas yra elementarusis įvykis, kuris tinka abiem. Reiškia, trečioje dalyje aš rašau, kad A ir B yra sutaikomi įvykiai. Yra sutaikomi įvykiai. Na, kitaip sakant, jie gali įvykti kartu. Reiškia, skaičiuosiu to įvykio A sąjunga su B tikimybę, kaip ir praeitoj daly. P A sąjunga su B bus P nuo A plus P nuo B minus P A sankirta B. Na, einam iš eilės. Tai, kad ištraukta širdis, kokia tikimybė? Nu, tai skaičiuojam, kiek širdžių yra. Tarp šitų kortų aš matau 1 širdį, 2, 3 ir 4, jei neklystu, ar ne? Yra 4 širdys, reiškia, tikimybė įvykio A yra 4, iš 9, 9. 4/9. Pridėsiu tikimybę įvykio B, dabar įvykis B pas mus yra, kad ištrauktas yra pirminis skaičius. Na tai pirminiai skaičiai prisimenu, ten iki 10 skaičiai pirminiai yra kokie? 2, 3, 5, 7. Tai šitoje vietoje jūs ir išrinksiu. Tai čia matau dvejetukas pirminis, dvejetukas pirminis, penketukas pirminis, septynetukas pirminis, šeštas aišku ne pirminis, dalinasi iš 2, iš 3. Dvejetas vėl yra pirminis, penketas yra pirminis, 9 vėl ne pirminis, iš trejeto dalinasi, na ir trejetas yra pirminis. Tai pirminių skaičių tarp šitų kortų aš matau kiek? 4 ir dar 3, tai yra 7 kortos. Reiškia, tikimybė šito įvykio yra 7/9. Na, o tikimybė įvykio A sankirta su B, kitaip sakant, tikimybė, kad yra ir širdis, ir pirminis skaičius, na, reikia skaičiuoti, kiek yra tokių kortų. Tai žiūrint į širdis, ar ne, na, čia yra širdis ir pirminis skaičius dvejetukas, čia yra širdis ir pirminis skaičius penketukas, toliau yra, čia ne širdis, ne. Gale yra širdis devynetas, bet aišku, devynetas nėra pirminis, netenkina abiejų įvykių, neapibraukiu. Ir gale pačiam yra dar širdžių trejetas, kas yra širdis ir pirminis. Reiškia, yra 3 elementariai įvykiai palankų šitam įvykiui. A sankirta su B. Reiškia, tikimybėje yra 3/9. Reiškia, aš turiu atimti 3/9. Na tai vėl čia aritmetika, kiek čia bus? 8, turbūt jei neklystu. 8/9. Galima vėl ir kitaip. Galima tiesiog eiti per visas kortas ir žiūrėti, ar tai yra širdis arba pirminis. Na tai pirma korta tinka dėl to, kad pirminis, antra korta pirminis ir širdis, abudu. Čia vėl abudu, čia pirminis, 6 nei širdis ir būgnai nėra, būgnai nėra širdys, ar ne, ir 6 nėra pirminis, šito neapibraukiu. Dvejetas yra pirminis, penketas yra pirminis, 9 nėra pirminis, bet čia yra širdžių korta. Na ir trejetas yra vėl pirminis ir širdis, tai tinka abiem. Tai aš matau, kad aš būtent 8 kortas iš 9 ir apsibraukiu. Atsakymas 8/9 abiem būdais. Gerai, žiūrėkime į ketvirtą dalį. Ketvirta dalis yra įvykis A ištrauktas kryžius, įvykis B ištrauktas būgnas. Na tai iš karto galime išsiaiškinti čia, ar sutaikomas ar ne įvykis, įvykiai sutaikomi ar ne. Na tai klausimas, ar yra kryžių, kortų, kurios ir kryžiai, ir būgnai.
Na, čia aišku, net netikrinant, ta prasme, mūsų kortų, galima aišku pasakyti, kad nėra tokių kortų, kurios yra ir kryžiai, ir būgnai. Automatiškai. Tai ketvirtoj dalyje aš iš karto rašysiu, kad A ir B yra nesutaikomi įvykiai. Nesutaikomi. Įvykiai, tikrai nėra kortų, kurios yra ir kryžiai, ir būgnai. Reiškia, aš skaičiuosiu tikimybę A sąjungos su B, tiesiog kaip atskirai tikimybių A ir B sumą. Tikimybė A sąjungos su B yra lygų tikimybė A plus tikimybė B. Gerai. Tikimybė įvykio A kokia būtų? Įvykis A yra, kad ištrauktas kryžius, tai einam ir skaičiuojam, kiek kryžių turim. Tai tarp šitų kortų matau vienas kryžius, čia ne, ir matau yra antras kryžius. Tai yra 2 kryžiai tarp šitų kortų, reiškia tikimybė šito įvykio yra 2/9. Ir pridėsiu įvykio B tikimybę. Įvykis B yra, kad ištrauktas būgnas, tai būgnų šiuo atveju kiek yra? Einant per kortas, čia vienas būgnas yra ir čia vienas būgnas yra ir viskas. Tai yra 2 būgnai, tai vėl tikimybė, kad ištrauksiu būgną yra 2/9. Reiškia, bendrai tikimybė, kad ištrauksiu kryžių arba būgną yra 4/9. Galėjau, aišku, vėl kitaip skaičiuoti. Galėjau tiesiog eiti per visas kortas ir žiūrėti, kiek yra būgnų arba kryžių. Tai tokiu atveju kryžius, nei vienas, nei kitas, nei vienas, nei kitas. Būgnas, kryžius. 4/9. Gerai. Ir 5 dalis. A ištrauktas lyginis skaičius ir B ištraukta juoda korta. Tai vėl klausimas, ar čia sutaikomi įvykiai. Kitaip sakant, ar egzistuoja kortų, kurios yra ir lyginio skaičiaus, ir juodos. Žiūrime iš eilės. Tai pirmiausia turim kryžių, kas yra juoda korta, ir čia yra dvejetas, kas yra lyginis skaičius. Tai iš karto radom kortą, kuri yra ir juoda, ir lyginis skaičius. Reiškia automatiškai, kad ir kas ten toliau bus, yra tai jau sutaikomi įvykiai. Reiškia 5 dalyje aš iš karto rašysiu, kad A ir B yra sutaikomi įvykiai. Ir skaičiuosiu tada, aišku, tikimybę šito įvykio A sąjungos su B, kaip tikimybė A plus tikimybė B minus tikimybė A sankirta su B. Tai einant iš eilės, tikimybė įvykio A, man reikia suskaičiuoti, kiek yra kortų su lyginiu skaičiu. Tai dvejetukas, aišku, lyginis, dvejetukas lyginis, 5 ne, 7 ne, 6 lyginis, 2 lyginis, 5 ne, 9 ne, 3 ne. Šiuo atveju kortos su lyginiais skaičiais yra 4, reiškia tikimybė įvykio A yra 4/9. Čia gal iš karto rašysiu 4/9. Toliau žiūrime į įvykį B. Įvykis B šiuo atveju yra, kad ištraukta juoda korta. Tai skaičiuojam, kiek juodų kortų yra. Tai kryžius yra juoda korta, širdys ne, taip vynas yra juoda korta, būgnai ne, kryžius vėl yra juoda korta ir toliau širdys vėl ne. Matau, yra 3 iš 9 kortų juodos, reiškia tikimybė įvykio B yra 3/9. Ir tada atimsiu dar įvykio A sankirtą su B tikimybė, taip sakant, atimsiu tikimybę, kad ištraukiau lyginę kortą su lyginiu skaičium, kuri dar ir juoda yra. Tai klausimas, kiek tokių kortų yra. Tai einant iš eilės jau atsimenam, radom vieną tokią, tai yra kryžių dvejetas. Toliau juoda kortas 7 yra, bet man nėra lyginis skaičius, ir yra dar kryžių 5, kuris irgi nėra lyginis skaičius. Tai šiuo atveju yra viena tokia korta, viena man tinkama šitam įvykiui. Tai tikimybė to įvykio yra 1/9. Reiškia, atimsiu 1/9. Tai čia 7 minus 1, 6, 6/9 arba suprastinus 2/3. Tai tikimybė, kad ištrauksiu lyginį skaičių arba juodą kortą yra 2/3. Galima vėl skaičiuoti tų būdų, kur aš tiesiog einu per kortas ir skaičiuoju, kur tinka bent vienam iš jų, bet galima ir taip. Tai tokio tipo uždavinys toks pagrindinis, tipinis. Ir paskutinis mūsų uždavinukas, tai yra toks apie egzistavimą įvykių. Klausimas toks, ar gali egzistuoti tokie 2 nesutaikomi įvykiai A ir B, kad tikimybė įvykio A būtų 0,4 ir tikimybė įvykio B 0,5. Tai čia neprašo pavyzdžių, neprašo apibrėžti kažkokį bandymą, tiesiog klausia, ar taip gali būti apskritai.
Tai dabar, kaip prisimenam, jeigu yra du nesutaikomi įvykiai, tai įvykio A arba B tikimybė yra įvykio A tikimybė plus įvykio B tikimybė. Bet kaip atsimenam iš teorijos, bet kokio įvykio tikimybė, aišku, turi būti mažesnė arba lygi vienetui. Tai pirmoje dalyje, jeigu mes paskaičiuosim įvykio A sąjungą su B tikimybę, kadangi tai yra nesutaikomi ar ne, prielaidą darom, kad tai yra nesutaikomi, tai skaičiuosiu kaip tikimybių atskirų sumą. Ir iš to vietoj gausis 0,4 plus 0,5, tai yra 0,9 ir tai yra mažiau negu 1. Mažiau lygų 1. Reiškia, tokie du įvykiai tikrai gali egzistuoti. Ne vieno bandymo metu tikrai gali būti du įvykiai nesutaikomi, kurio vieno tikimybė yra 0,4, kito 0,5. Tai paaiškinti galima ir geometriškai, ar ne? Aš turiu savo omega, kurios plotas yra vienetas. Tikimybė viso omega yra vienetas. Tai klausimas, ar čia gali tilpti du blynai, kurio vieno plotas yra 0,4, kito 0,5, bet jie nesikerta. Aišku, gali. Aš galiu ten įtalpinti kažkur įvykį A. Įvykį A, įvykis A, kurio tikimybė arba geometriškai plotas 0,4 ir galiu čia kažkur įtalpinti šone kitą įvykį B, kurio tikimybė arba plotas yra 0,5 ir man dar lieka laisvas plotas 0,1, ar ne? Tai šiuo atveju tikrai gali būti toks variantas, egzistuoti gali, du įvykiai tokie. Žiūrint į antrą, jei pabandysiu padaryti tą patį, tikimybė įvykio A sąjungos su B bus tikimybė įvykio A plus tikimybė įvykio B, kadangi, darau prielaidą, kad tai yra nesutaikomi įvykiai. Šiuo atveju bus 2/3 plus 4/5. Bendra vardiklinam, 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12. Tai yra 22/15. Ir matau, kad jau 22/15 yra, gerokai virš vieneto. Tai šiuo atveju, geometriškai mąstant, ar ne, aš vėl turiu omega, kurio plotas yra vienetas. Ir aš čia noriu stulpinti du blynus. Vieno blyno plotas 2/3, kito 4/5, taip, kad jie nesikirstų. Tai turbūt aišku, kad jeigu aš įdėsiu blyną, kurio plotas yra 2/3, įvykio A, ar ne, plotas 2/3 arba tikimybė, tai, man lieka jau laisvo ploto tik 1/3. Kas aišku yra mažiau už 4/5, tai kad ir ką aš darysiu, įvykis B būtinai turės kažkur persidengti su įvykiu A. Tai iš to vietoje, jeigu tokios tikimybės dviejų įvykių, aš iš karto žinau, kad tai yra sutaikomi įvykiai. Neturi egzistuoti kažkokie elementarieji įvykiai, kurie tinka abiem. Palankus abiem. Tai antroji dalyje atsakymas, kad tikrai negali egzistuoti tokie du nesutaikomi įvykiai. Gerai, tai šiam kartui tiek. Ačiū už dėmesį.